Sveiki atvykę į dar vieną kripto naujienų apžvalgą. Kriptovaliutų pasaulis tiesiog ūžia nuo įvykio. Institucijos kaupia bitkoiną kaip pašėlusios. Stablecoinai ir tokenizuoti aktyvai auga, o blokų grandinės technologija vis labiau įsilieja į tradicinius finansus. Tad pasiruoškit ir pradedam kelionę per šios savaitės karščiausias naujienas. Pirmiausia, Tarptautinis valiutos fondas IMF neseniai pavadino bitkoiną skaitmeniniu auksu. Taip, jie tikrai tai pasakė, tie patys IMF, kurie ilgą laiką buvo stipriai nusiteikę prieš kripto ir bitkoiną ir net uždraudė El Salvadorui pirkti bitkoiną. Dabar jie sako, kad skaitmenizacija atnešė naujų finansinių produktų, skirtų mokėjimams ar vertai kaupti, o bitkoinas, atrodo, yra šios bangos priešakyje. Tai tarsi oficialus bitkoino pripažinimas finansų elito tarpe ir jis tampa rimta alternatyva auksui. Ir štai dar vienas įdomus dalykas. JAV Baltieji rūmai užsiminė, kad gali parduoti dalį savo aukso atsargų tam, kad pirktų bitkoiną. Senatorės Cynthia Lummis Bitcoin aktas 2025 metų siūlo per 5 metus sukaupti milijoną bitkoinų. Tai būtų 5 procentai viso bitkoino kiekio. Auksas keičiamas į skaitmeninę auksą. Na, man tikrai įdomu, ar jie tam pasiryš. Toks įdomus pasiūlymas mano akimis žiūrint. Na, nebent čia slypi kiti motyvai. Jeigu jiems reikia atrasti būdų išpūsti bitkoino kainą nenaudojant mokesčių mokėtojų pinigų, tai čia būtų kaip ir vienas variantas. O yra ir daugiau variantų, apie kuriuos mes galime ir paklausyti sekančiame video. What I've said is I think what they're looking to do is to pump the price of Bitcoin so they can swap it for land. So if I'm the whales and I'm a small percentage of the Bitcoin owners, but I have, what would you say, 60 to 70% of the outstanding Bitcoin? So I'm not sure, honestly. I think like just even one Bitcoin, you're in the top 1% of holders, just having one Bitcoin. But you have a very high concentration of ownership in a small number of hands. Sure, that's what I mean. So you have whales. There's no way for the whales to get out. But if they can swap for land, if they can swap the federal government, because we know Howard Lutnick has been very aggressive about talking about the fact that the U.S. balance sheet has $500 trillion worth of land and mineral resources. If you can use government purchases to run the value of Bitcoin up and swap it for the land, in theory, I think what these guys are going to do is propose that is revenue neutral. You know, if you're 63% of Utah is federal land, it's even more. I think it's 67% in Idaho. And that's very beautiful, very valuable land. If you can run the price of Bitcoin up and swap it and say it's revenue neutral, you can basically swap nothing for something and get that land for free. It's a land grab. So I got to tell you, Bitcoin's totally a Ponzi scheme. It is a Ponzi scheme. And its value depends on where the people pumping the Ponzi scheme want to take it. And as Larry Fink said, if they want to take it to 700,000, they can. But you know, when they do that, that's how they're going to strip out the remaining assets of the United States government, a lot of other governments. It's going to depend on a rape of the taxpayer. Yeah. Michael Saylor's pyramid scheme, right? It just keeps issuing more and more bonds to buy Bitcoin. It really depends on who buys the next bond issuance of MicroStrategy. Right. You set it up, it's exactly like a pyramid scheme. And I think it ends in disaster, right, as the government makes a strategic... Well, it's going to end in disaster. The question is, who's the last investor in the Ponzi scheme? Na va, Strategy neseniai nusipirko dar 6911 bitkoinų už $584 milijonus, o jų bendras kiekis dabar siekia daugiau nei 500 000 bitkoinų. GameStop taip pat nori įsitraukti į bitkoino žaidimą. Ta pati žaidimų parduotuvė, kurią visi pažįstam iš mimų ir apie kurią kalbėjo visi pandemijos metu. Dabar jie žengia į kripto areną. Jie ką tik paskelbė planą pasiūlyti $1,3 milijardus vertės konvertuojamų obligacijų.
Tai skola, kuri vėliau gali virsti akcijomis, be jokio palūkanų mokėjimo, kad finansuotų bitkoino pirkimus. GameStop seka Strategy pėdomis, diversifikuodama savo grinųjų pinigų atsargas, kurių yra net 4,76 milijardai dolerių. Fidelity irgi nesnaudžia. Jie ką tik išleido 82,9 milijonus dolerių bitkoino pirkimams, o BlackRock Spot Bitcoin ETF kovo 25 dieną nusipirko apie 480 bitkoino už 42 milijonus dolerių, o vakar net už 108 milijonus. Ir visi JAV Spot Bitcoino ETF-ai jau 7 dienas iš eilės fiksuoja teigiamus pinigų srautus. O bitkoino pasiūla biržose nukrito iki rekordinių 7,53%. Tai žemiausias rodiklis per 7 metus, rodantis, kad investuotojai vis labiau pasitikė ilgalaikiu hodlinimu, nepaisydami trumpalaikių kainų svyravimo. Kai mažiau bitkoinų laikoma biržose ir daugiau perkeliama į šaltas piniginės ar institucinės saugyklas, sumažėja pardavimo spaudimas, o tai gali stabdyti staigius kainų kritimus ir net signalizuoti apie būsimą rinkos kilimą. Istorija rodo, kad tokie pokyčiai dažnai siejami su bulių rinka. Taigi matom, kad rinka kaista ir visi atrodo nori pasigriebti savo dalį šio skaitmeninio turto. O kadangi tas veiksmas kol kas neatsispindi kainose, paprasti investuotojai panikuoja. Na, tikiuosi bent jau, kad jūs nesate vieni iš jų. Bet ne tik bitkoinas yra dėmesio centre. Ripple ir SEC pagaliau užbaigė savo 4 metus trukusį mūšį. Praėjusią savaitę SEC atsisakė apeliacijos. Apie tai jau žinote, jei sekate šį kanalą. O šią savaitę Ripple atsisakė kryžminės apeliacijos. Kaip Stuart Aldorati praneša, jie susitarė, kad iš 125 milijonų dolerių baudos SEC pasiliks 50 milijonų ir likusi dalis 75 milijonai bus grąžinti Ripple. Be to, SEC prašo panaikinti anksčiau įvestus draudimus. Na, viskas dar priklausys nuo galutinio balsavimo ir teismo sprendimų, bet tai tik formalumas. Ir matom, 21 Shares ką tik Stokholmo Nasdaq'e įtraukė XRP ETP į sąrašus. Tai reiškia, kad Europoje XRP jau yra pasiekiamas instituciniams investuotojams. Dabar pereikim prie tokenizacijos. Securitize ir BlackRock fondas Build ką tik pasiekė naują rekordą. Per vos 3 savaitės jau vertė patrigubėjo iki 1,87 milijardo dolerių. Be to, BlackRock pranešė, kad šis tokenizuotas iždo fondas pasiekiamas jau ir Solana blokų grandinėje. Tai yra didžiausias derlių generuojantis tokio tipo fondas ir jie prognozuoja, kad netrukus jis peržengs 2 milijardų ribą. Ir dar ne viskas iš BlackRock. Jie Europoje paleido iShares Bitcoin ETP, listinguojama Paryžiuje, Amsterdame ir Frankfurte. CMI Group su Google Cloud taip pat testuoja turto tokenizaciją per Universal Ledger, žadėdami prekybą 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę. Ir tai gali vykti jau 2026 metais. O Fidelity irgi žengia didelius žingsnius. Be Bitcoino pirkimų jie ruošia on-chain akcijas savo iždo fondui per Ethereum. Taip pat jie planuoja išleisti ir skaitmeninį dolerį paremtą JAV iždo vekseliais. Kalbant apie skaitmeninius dolerius arba stablecoinus, Japonija Circle su USDC tapo pirmąją ir kol kas vienintelę stabiliąją valiutą, gavusią visišką reguliatorių palaiminimą šalyje. Jeremy O'Leary, Circle vadovas, sakė, kad tam prireikė daugiau nei 2 metų intensyvių dėrybų su reguliavimo institucijomis ir bankais. Tai rodo, kiek pastangų buvo įdėta, kad būtų pasiektas šis etapas. Vakar USDC oficialiai startavo per SBI VC Trade, o netrukus prisijungs ir kitos pagrindinės biržos, tokios kaip Binance Japan, Bitbank ir Bitflyer. World Liberty Financial, Donaldo Trumpo DeFi platforma, taip pat pristato stablecoiną pavadintą USD1,
ir paremta iždo vertybiniais popieriais. Matome, kaip institucijos neria į tokenizaciją, o stablecoinai tampa tiltu tarp kripto ir tradicinių finansų. Toliau, Pasaulio ekonomikos forumo WEF finansų ir pinigų sistemų centras paskelbė savo narius ir matome, kad Stellar XLM yra įtrauktas kaip viena iš nedaugelio viešųjų DLT šioje darbo grupėje. Kartu su tokiais finansų gigantais kaip HSBC, Europos investicijų bankas, First Abu Dhabi Bank, Franklin Templeton ir Deloitte. Stellar išsiskiria kaip vienintelis viešas DLT, išskyrus Filecoin. Tai iš tiesų atveria akis ir rodo, kokį svarbų vaidmenį Stellar gali atlikti ateities finansų sistemoje, kurią WEF siekia formuoti per DLT technologijas. XDC tinklas taip pat neatsilieka. Tarptautinės prekybų ir forfeitingo asociacija ITFA neseniai įsteigė Lotynų Amerikos regioninį komitetą LARC. Tai rimtas žingsnis jungiantis tradicinius finansus su blokų grandinės technologijomis. Šis komitetas oficialiai startavo 2025 m. kovo 5 d. per virtualų įkūrimo posėdį. O tarp jo steigėjų matome XDC tinklo verslo plėtros vadovą Diego Consimo, kuris stoja petys į petį su tokiais gigantais kaip Bank of America, draudimo bendrovė Chubb ir Bank United. ITFA daugiau nei 25 metus padedanti finansuoti tarptautinę prekybą ir ši plėtra į Lotynų Ameriką rodo, kad institucijos vis labiau pasitikė blokų grandinės inovacijomis, ypač tokiamis kaip XDC tinklas. Ir pabaigai, Pietų Korėjoje Google vyriausybės prašymu apribojo prieigą prie 17 neregistruotų kriptobiržų, įskaitant KuCoin, MEXC ir Poloniex. Vartotojai negali diegti ar atnaujinti šių programėlių. Taigi matom, kripto reguliavimas stiprėja, mažos biržos susiduria su problemomis, o tuo tarpu didieji finansų žaidėjai ruošiasi ateiti į kripto rinką ir ją perimti į savo rankas. Taigi šiandien viskas, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalo, spauskit nykštį, komentuokit, dalinkitės video su draugais ir iki pasimatymo kitą kartą.